Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu fariziejai, girdėdami, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn. Ir vienas iš jų, įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Jėzaus laikais rabinai studijuodami Bibliją priėjo išvados, kad yra 613 įstatymų, kuriuos Dievas duoda žmonėms. Ir jų yra privalu laikytis. Iš tų 613 įstatymų 365 įstatymai, kurie atitinka metų dienas, ir jie turėjo tą negatyvų charakterį, tai buvo negatyvūs įsakymai. Jie kalba apie tai, ko negalima daryti. Ir 248 įsakymai, kurie atitinka žmogaus kūno dalis, yra pozityvūs įsakymai. Moterims pasisekė, nes visų įsakymų turėjo laikytis tik tai vyrai. Tuo tarpu moterims privalu buvo laikytis tik draudžiamuosius įsakymus, tai yra 365 įsakymus vietoj 613. Tarp skliaustelių turėčiau pasakyti, jog uolus izraelitas kiekvieną dieną dėkojo Dievui, kad negimė pagonių ir moterim. Jis taip darė ne todėl, kad niekino moteris, bet todėl, kad yra Dievo įtrauktas į visų įsakymų laikymas. Ne tik negatyvių, bet ir pozityvių, apie kuriuos kalba Tora. Įsakymų laikymasi uolus izraeliečiai laikė ne našta, bet Dievo malonė, dovana. Palaimintas yra vyras, nes jis yra įtrauktas į visų įsakymų laikymasi. Tiesa, ne visi žmonės buvo pajėgus atsiminti, o juolab laikytis visų tų įsakymų. Pakanka paminėti įsakymus, kuriuos lietė šabą, tai yra šeštadienio tą šventimą. Jų buvo 39 ir kiekvienas iš tų įsakymų buvo suskirstytas dar į 39 įsakymus. Taigi, ne tik visus atsiminti,
bet ir gyventi pagal juos praktiškai buvo neįmanoma. Jėzus tuose visuose įsakymuose matė sunkią žmonių naštą. Naštą, kuri atima iš žmogaus gyvenimo džiaugsmą. Jis pasakys: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, aš jūs išlaisvinsiu. Mano našta lengva, nes ją sudaro vienintelis įsakymas – meilė artimui. Štai Evangelijoje girdėjome klausimą, kurį užduoda Jėzui įstatymo mokytojas, Biblijos ekspertas. Jis klausia: mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Šitas klausimas yra provokuojantis, nes visi 613 įsakymų yra vienodai svarbus. Kai kurie rabinai sakydavo, pažeisti vieną įsakymą reiškia atmesti visą Torą. Taigi, girdėdami Jėzų kalbant apie išsilaisvinimą, rabinai manė, kad jis siūlo atmesti Torą. Tiesa, ne visi rabinai buvo tokie griežti. Kai kurie darė skirtumą tarp dalykų, kurie yra sunkūs, ir dalykų, kurie yra lengvi. Jie remdavosi pakartoto įstatymo knygos 6 skyriumi, kuriame sakoma: klausyk, Izraeli, mylėsi savo viešpatį Dievą visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis. Buvo rabinų, kurie į pirmą vietą kėlė šabo šventimą, argumentuodami tai, jog šito įsakymo laikėsi net pats Dievas. 7 dieną, kai kūrė pasaulį, ilsėjosi jisai po sukūrimo. 7 diena yra šabas. Buvo kartą paklaustas žymus Jėzaus laikų rabinas Hilel, ką jis mano apie Dievo įsakymus. Rabinas atsakė: nedaryk artimui to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Taip pat buvo žymus rabinas Filonas iš Aleksandrijos, filosofas, gyvenęs Egipto mieste, garsėjančiame savo biblioteka. Jis sakydavo, kad visas Dievo įstatymas susiveda į 2 įsakymus – meilė Dievui ir meilė artimui. Taigi atrodo, kad nėra jokios naujienos tame atsakyme, kurį pateikė Jėzus. Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protu. Mylėk savo artimą kaip save patį. Skirtumas yra tas, kad Jėzus nesako mylėk visomis jėgomis, bet sako mylėk visų protu. Meilė čia nėra suprantama kaip sentimentas, nes sentimentams negali įsakyti. Meilė reiškia mąstymą, reiškia mūsų pasirinkimą, mūsų planų suderinimą su Dievo planu, su Dievo mintimis. Meilė neteina iš išorės. Meilė kyla iš vidaus.
Meilė parodo žmogaus identitetą, kuris sutampa su Dievo paveikslu. Prisiminkime praeito sekmadienio Evangeliją. Atiduok, kas Ciesoriaus, arba gražink, tiksliau sakant, sugražink Ciesoriui, kas yra Ciesoriaus, arba Cezario, o Dievui, kas yra Dievo. Sakėme, kad Dievui priklauso žmogus, nes jame yra įspaustas jo atvaizdas. Dėl šios priežasties mes mokame mylėti. Todėl, kad mumise yra Dievo antspaudas, įspaustas jo atvaizdas. Taigi Dievo įsakymai nėra tai, kas ateina iš išorės, bet kas kyla iš žmogaus vidaus. Jie yra įrašyti, kuriant žmogų, įrašyti jo viduje, jo širdyje. Visi tie 10 įsakymų, kuriuos mes, kai ruošiamės komunijai ir sutvirtinimui, puikiai išmokome, gal šiandien primiršę esame, jie tik paaiškina tai, kas yra įrašyta mūsų širdyje. Kaip turi elgtis Dievo vaikas, tas, kuris nešioja Dievo veido atspindį. Mylėsi visa širdimi, sako Jėzus. Širdis mums dažnai asocijuojasi su sentimentais. Mes piešim tas širdeles visur, ar ne? Kaip gražu, kaip miela. Žydams širdis nėra sentimentų vieta. Tai pasirinkimų vieta, apsisprendimų vieta. Visa širdimi, mylėsi visa širdimi, reiškia nepadalyta širdimi. Izraelio tauta turėjo suprasti, kad santykis su Dievu neturi būti grindžiamas šeimininko ir tarno santykiu, bet sutuoktinio ir sutuoktinės santykiu. Tarnas gali gerbti savo šeimininką už tai, kad jis jo nemuša, kad galbūt kažkokie tai gerai duoda skaniai pavalgyti, bet jis niekada nemylės. Jisai jį gali gerbti, bet mylėti ne. Bet sutuoktiniai negali dalytis savo širdimi su kitais mylimaisiais. Taip ir Dievą reikia mylėti nepadalintą širdimi. Kaip sužadėtinių širdys plaka vienu ritmu, taip turi plakti mūsų ir Dievo širdis. Mylėsi visą sielą, reiškia mylėsi visų savo gyvenimu. Ne 1 valandą per savaitę, kai ateini į bažnyčią, bet 168 valandas. Reiškia, kad nebus taip, jog truputį mylėsiu Dievą ir taip pat šiek tiek atsiduosiu stabams. Mylėsi visų protų reiškia visada galvoti apie mylimą žmogų. Pakartotame įstatyme sakoma visomis jėgomis. Ir čia nekalbama apie fizinės jėgas, bet kalbama apie gėrį, kurį tu turi. Pakartotame įstatyme būtent visomis jėgomis reiškia visais savo pinigais, visa savo karjera,
tu mylėsi. Štai kodėl žydai taip padeda vienas kitam. Viską, ką izraelitas turi, privalo panaudoti, kad padėtų Dievui įgyvendinti planą savo tautos atžvilgiu. Todėl pirmenybė visuomet bus teikiama savo tautiečiui. Jėzus tuo tarpu nesako visomis jėgomis arba visų savo gėrių, bet visų protų. Jėzus kalba apie racionalų aspektą žmogaus santykio su Dievu. Taigi, santykiui su Dievu turi būti pajungtos visos intelektualinės galios. Tikinčio žmogaus protas turi būti pajungtas Dievo paieškai. Mintys visuomet turi būti nukreiptos į jį, kaip dviejų įsimylėjusių žmonių, tarp kurių brandi meilė atsiranda tada, kai gerai vienas kitą pažįsta. Kas neskiria laiko studijoms geriau pažinti Dievą, nemyli jo visų protų. Kas negali paaiškinti savo apsisprendimo būti krikščioniu, kodėl aš esu krikščionis, negali Dievo mylėti visų protų. Koks ir antrasis įsakymas, nebuvo Jėzus paklaustas. Tačiau jis pats paaiškina, kokia yra antroji meilė. Ir sako, ji yra tokia pat, kaip ir pirmoji. Mylėk savo artimą kaip save patį. Jėzus stengiasi, kad sadukieji ir fariziejai pradėtų galvoti apie tikėjimo išpažinimą, kurį jie kartoja kiekvieną dieną. Mylėsi savo Dievą. Jėzus nesako, kad tai reiškia paklusi savo Dievui. Ne. Iš baimės, kad nebūtum nubaustas. Nes tai yra pagoniškas požiūris. Bijoti Dievo. Pagonis bijojo savo dievų, kad jie juos nenubaustų. Jėzus sako, jūs nesate pagonis. Jūs neturite bijoti savo Dievo. Dievas nori, kad tu būtum laimingas. Todėl ieškok su juo santykio, kuris teiktų tau džiaugsmą. Ne kažkokią naštą, bet džiaugsmą, kuris leistų tau jaustis be galo mylimam, nors kartais ir blogai pasielgsi, nors jausies dėl to nelaimingas, kad blogai pasielgi. Ieškok santykio su juo. Jis nenustos tavęs mylėjęs. Patyręs iš Dievo nesuinteresuotą meilę, ir tu pradėsi taip mylėti. Visa mūsų esybė yra užprogramuota mylėti. Kačiukai nemyli. Kaip jie kartais meiliai besiglaustytų apie jūsų kojas, jie tai daro ne iš meilės. Jie pasižymi jūs, kad jūs jiems priklausote. Tik žmogus gali mylėti, nes Dievas myli. Meilė yra žvilgsnis į tai, kas mus supa, ir paieška tų, kuriuos galėčiau padaryti laimingu. Pirmiausia, mes žvelgiame į viršų, nes norime savo meilę parodyti, norime savo meilę padaryti Dievą laimingą, jam parodyti.
tą savo meilę, harmonizuodami su juo savo mintis ir jausmus. Paskui mūsų žvilgsnis nukrypsta į tuos, kuriuos matome, kurie yra šalia mūsų, kuriems reikia mūsų pasitarnavimo, mūsų meilės. Štai kodėl netrukus po to, kai Jėzus pasakė, mylėsi savo Dievą, pridūrė, mylėsi savo artimą kaip save patį. Nes, kaip sako pranašas Izaijas 58 skyriuje, mylėsi savo artimą, nes tu turi tą patį kūną kaip ir jis. Jei jis, tai tu kaip elgsies. Jeigu jis turi tą patį kūną kaip ir tu, kaip tu elgsies jo atžvilgiu. Jėzus daro dar vieną žingsnį, sakydamas, mylėsi savo artimą, kaip aš kad myliu. Tai yra kvietimas aukoti savo gyvenimą dėl kito. Ne kaip Senajame testamente parašyta, kai nusirenki vynuogės, negrįžk į vynuogyną patikrinti, ar visas nusirinkai. Taip kalba Senasis testamentas. Lajos, jeigu tu kažkokią pražiopsojai, kokią kekę nenuskyniai, lai ji lieka migrantams. Reiškia, Dievas uždengia tavo akis, kad tu nepamatytum tos vynuogių kekės. Lai ji lieka migrantams, ateiviams. Negrįžk atgal patikrinti. O Jėzus sako, atiduok pačias gražiausias kekes iš tų, kurias surinkai. Dar daugiau, jei turi kokį nors neprietelį ir matai, kad jis yra nelaimingas, pasitarnauk jam. Aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Jeigu nori būti Dievo vaiku, Jisgi tave myli už tai, kad tu blogai elgiesi. Jis nenustoja tavęs mylėti už tai, kad tu blogai elgiesi. Tai kodėl tu nemyli artimo, kuris tavo atžvilgiu irgi blogai pasielgia? Jei nori būti Dievo vaiku toks kaip Dievas, tu turi taip elgtis, kaip Jis elgiasi su tavimi. Be meilės artimui neegzistuoja ir meilė Dievui. Mėly broliai seserys, mylėti Dievą reiškia būti jo plano dalyvių tiek pasaulio, tiek ir žmonijos atžvilgiu. Mylėti žmogų reiškia priimti tą Dievo planą, kurį jis turi žmogaus atžvilgiu. Todėl meilė Dievui, kuri neina per meilę žmogui, nėra autentiška meilė, bet iliuzija. Kai mes mylime žmogų, mes mylime Dievo atvaizdą, mylime patį Dievą. Kaip gali mylėti Dievą, kurio nematai, jei nemyli artimą, kurį matai? Pirmas laiškas, Jono laiškas, 4 skyrius. Įsakymas mylėti neateina iš išorės. Jis yra prigimtinis įsakymas. Prigimtinis Dievo vaiko įsakymas. Jis yra mumise užprogramuotas. Todėl ir tie, kurie nepažįsta Evangelijos, gali mylėti net ir priešus, nes tai kyla iš Dievo vaiko prigimties.
vis dėlto yra sunku mylėti artimą, neturint ryšio su Dievo meile. Tie, kurie neturi tikėjimo užnugario, daug sunkiau tam tikrose situacijose gali mylėti. Tačiau tikėjimas turi būti siejamas su tikruoju Dievu, o ne išgalvotu Dievu, kokį turėjo sadukėjai ir fariziejai, siekdami susidoroti su Jėzumi. Išpažinkime savo tikėjimą.